Taigi aš pakalbėsiu apie tai, kaip kalba gali būti tiltas į darbo vietą ir į bendravimą su bendruomenė. Taigi aš esu iš Danijos privačios mokyklos UC Plus. Ir mes turime savo mokyklas įvairiuose Danijos miestuose. Aš pati esu šiandien kalbėsiu apie Roskilę, bet aš esu iš Kopenhagos. Mes turime sutartį su 13 savivaldybių, kurios yra atsakingos už Danijos kursus, jie organizuoja konkursus. Ir mes laimėjome 13 iš tų konkursų. Čia yra danų kalbos mokymo modelis Danijoje. Mes turime 3 tipų mokymą. Tai yra pirmas, antras ir trečias. Pirmasis, jeigu jums reikia išmokti abėcėlę, raides. Antrasis yra skirtas žmonėms, kurie mokėsi mokykloje. Ir trečiasis lygis yra akademinis lygis. Mes prašome atlikti testą ir žmogus patenka į vieną iš tų lygių. Viso mes turime 17 lygių. Taigi tai yra tikrai labai struktūrizuota programa. Ir reikia 1,5–2 metų, kad pabaigti programą. Programa yra nemokama, už ją moka vyriausybė arba savivaldybė. Ir kiekvienam moduliui yra tam tikras laiko limitas, bet tikrai to laiko pakanka, jeigu žmonės lieka programoje, taigi jūs galite nemokamai pasiekti pasiekti lygį, kurio pakanka tam, kad galėtumėt mokytis universitete danų kalbą. Kad mokyti danų kalbų mokykloje reikia turėti specialų išsilavinimą, taigi reikia bakalauro laipsnio ir reikia taip pat specialaus pasirengimo mokyti danų kalbą kaip antrąją kalbą. Taigi, jeigu mes pasižiūrėtumėm į 86 metus, tai buvo tik 48 valandų kursas ir dabar įstatymai reikalauja, kad mokytojai turėtų šį specialų išsilavinimą. 1 metus gali mokyti neturinčio išsilavinimo, o paskui yra būtina specializuotis. Čia istorinis vaizdas, kaip mes matome, kaip keitėsi danų kalbos mokymas. 9-ame dešimtmetyje danų kalba buvo mokoma taip pat kaip ir kitos užsienio kalbos. Dabar viskas yra daroma profesionaliau ir pradžioje mes turėjome pabėgėlius, turėjome darbuotojus atvykstančius iš kitų šalių ir mums reikėjo galvoti, kaip mokyti danų kalbą. Taigi pradžioje mes turėjom tokį tarsi kalbos dušą, kada žmonės patekdavo į darbo rinką, jie tiesiog automatiškai mokydavosi kalbą, o šiandieną mes žinome, kad tai to nepakanka. Buvo atlikta daug tyrimų ir mes matome, kad tada žmonės tiesiog išmokdavo atsakyti taip arba ne ir praktiškai daugiau nieko. Ir mokant danų kalbos, jūs mokotės komunikuoti, naudoti kalbą ir aktyviai ją naudoti. Taigi viskas pasikeitė, programa pasikeitė.
Nes mes turėjome atsirado daugiau pabėgėlių, atvažiuodavo žmonės susijungti su savo šeima, atvykdavo studentais ir 90 metais mes turėjome integracijos įstatymą, kuris sakė, kad visi, kas nori gauti valstybės pagalbą, pašalpas, turi išmokti kalbą. Ir tada, jeigu Danijoje norint gauti pašalpas, tu turi ieškoti darbo, tu turi siekti įsidarbinimo ir tai yra būtina mokėti kalbą ir taip pat mes savo klientams padedame integruotis į visuomenę ir padedam ieškoti darbo. Šiandieną mes turime labai didelį tarptautinės darbo jėgos poreikį. Ir iš pietų Europos, Nepalo, Indijos, Pakistano atvyksta žmonės ir jiems reikia išmokti kalbą ir šiandieną jie yra mokoma kaip komunikacinė kalba, kad žmogus galėtų naudoti kalbą darbe ir savo privačiame gyvenime. Taigi metams bėgant viskas labai pasikeitė, dabar požiūris yra profesionalesnis. Čia jūs matote, ką mes mokome ir kaip. Tai yra tradicinis metodas, kuris yra įtrauktas į programą ir metam bėgant. Mes daugiau akcentavome kalbos naudojimą. Galbūt nebūtinai sklandžiai kalbėti, nebūtinai viskas turi būti absoliučiai teisinga, bet svarbu, kad kalba būtų aktyvi, kad besimokantis ją įsimintų. Šiandieną taip pat mes pasitelkėme gimtąją kalbą, mokydami danų kalbą. Nes yra tam tikros metodologijos, kurios leidžia naudoti gimtąją kalbą, mokantis naują. Metodai, kuriuos aš naudoju šiandieną, yra autentiška medžiaga, situacijos. Tai reiškia, kad besimokantieji gauna užduotis, turi spręsti problemas, tarėsi, kaip išspręsti vieną ar kitą situaciją, dirba grupėse, bendradarbiauja ir naudoja kalbą. Ir taip pat yra naudojamos įtraukiosios metodologijos ir pedagoginės metodologijos. Tai reiškia, kad kalbėti turi mokiniai, o ne mokytojai. Mokiniai turi būti aktyvūs. Mokytojai turi pagalvoti, ką aš mokau, kaip aš mokau ir kodėl aš mokau. Tai visada turim pagalvoti apie metodus, apie požiūrį ir taip organizuoti savo mokymą. Prasmingas bendravimas, tai yra vienas iš pagrindinių būdų išmokti kalbą. Taip pat mes kaip kalbų mokykla turim būti labai lankstus, mes lankomės įmonėse, mokyklose, universitetuose
Ir taip pat mokome nuotoliu. Taigi mes tikrai stengiamės būti lankstus ir kur mes, ta prasme, kur mes mokome ir kada mes mokome ir ką mes mokome. Pavyzdžiui, jeigu reikia kažkokios specifinės kalbos, verslo kalbos, mes taip pat prie to prisitaikome. Aš jums rodžiau tuos įvairius lygius ir dažnai mūsų studentams reikia ir profesinės kalbos. Taigi mes mokome techninės danų kalbos ir ne tik bendrinės. Mes matome save kaip įmonių partnerį. Mums reikia žinoti ir suprasti įmonių poreikius ir taip pat savivaldybių poreikius. Be abejo, savivaldybės nori, kad emigrantai ir pabėgėliai dirbtų. Na, o įmonėms reikia darbuotojų ir įgūdžių. Ir tada čia esame mes, nes mes deriname, nes mes siūlome kalbų mokymus kartu su įgūdžių ugdymu. Ir mes stengiamės mokyti tai, kas studentams yra aktualu, ką jie nori sužinoti. Galbūt studentai atsineša kažkokias instrukcijas, galbūt jie pasakoja apie kažkokius atvejus. Na, iš esmės, viską, kas jiems yra svarbu jų darbinėje veikloje. Ir taip pat mes mokome įmonės, kaip elgtis su emigrantais, kaip dirbti kartu. Tai yra tie dalykai, apie kuriuos jūs kalbėjote šiandien ir vakar. Tai yra tam tikra mentorystė ir panašus dalykai. Taigi, ką mes deriname mokymo procese, mes mokome bendrinės kalbos ir tai yra įprastinė integracijos programa, būstas, kultūra, šeima. Visi šitie dalykai, kuriuos mes aptarėme, kuriuos mes paliečiame bendrinės kalbos mokymo metu. Kitas dalykas yra danų kalba orientuota į darbo rinką. Tai yra, mes čia kalbame apie tai, kur galima susirasti darbo, kokie yra poreikiai, kokie yra mano poreikiai, kokių įgūdžių man reikia. Ir jeigu reikia, mes mokome specializuotos danų kalbos pagal įvairias veiklos sritis. Mes išsiaiškiname kiekvieno mokinio poreikius, kam danų kalbos jam reikia, ar jis naudos kalbą darbe, ar jam tiesiog reikia kasdieninėme gyvenime. Nes, pavyzdžiui, gali būti studentas, kuris dirba įmonėje, kurioje darbinė kalba yra anglų, taigi jam danų kalbos reikės tik tai savo kasdieninėje veikloje. Taip pat mes atsižvelgiame į tai, ar tai yra dirbantis žmonės, ar jie atlieka praktiką, ar ieško darbo. Yra sistema, kur darbas yra integruojamas į danų kalbos mokymą, o danų kalbos mokymas integruojamas į darbo klausimus. Taigi, jeigu mes mokymus organizuojame įmonėje, mes nuvažiuojame, apžiūrime viską, išsiaiškiname, kokios profesinės kalbos toje darbo vietoje reikia ir paruošiame specialius kalbos paketus. Taip pat mes esame tinklas tolimesnio išsilavinimo link, taigi mes analizuojame mokymo programas, kurias
kurias norės studijuoti mūsų studentai, kalbame su dėstytojais ir pritaikome savo mokymą, kad jie turėtų pakankamai įgūdžių, kad galėtų mokytis mokymo įstaigoje. Čia autobuso vairuotojo atvejis. Mes turime vieną mokyklą, kuri specializuojasi autobusų vairuotojų mokyme. Mes kalbame su įmonė ir mes mokome būsimus vairuotojus, kad jie galėtų išlaikyti egzaminus danų kalbą. Taigi čia vienas atvejis. Kitas atvejis yra skalbyklų tinklas. Mokytoja yra įmonėje ir padeda suprasti instrukcijas ir specialų žodyną. Čia yra projektas pabėgėliams, mes įvykdėme prieš keliarius metus, tai buvo projektas ligoninėje, tai yra ligoninės valymo paslaugos. Čia pabėgėliai atliko praktiką ir ligoninės darbuotojai ir mes buvome mentoriai. Ir mes mokėmės specifinės valymo kalbos. Tai vyko labai gerai, mes tikrai pasiekėm puikių rezultatų. Mes turėjom 75% rezultatą, tai reiškia, kad žmonės gavo mokamą darbą ir tai buvo tikrai sėkminga. Taigi, kaip aš sakiau, mes taip pat esame tiltas į tolimesnį mokymosi įstaigas. Mes čia turėjome sveikatos priežiūros mokslų programą ir mes su gydytojais kartu parengėme tą programą, kad žmonės išmoktų reikiamą žodyną. Keletas pastebėjimų, kas yra veiksminga. Viskas turi būti autentiška, mokymo tikslai turi būti aiškus, geros darbo galimybės, tai be abejo irgi yra labai svarbu. Na ir dalyviai turi būti aktyvus, jie turi pajusti atsakomybę už savo mokymosi rezultatus, kas gali būti sudėtinga, surasti balansą tarp bendrinės ir profesinės danų kalbos. Jeigu, sakykime, žmogus praranda darbą, ar jam reikės mokytis kitos srities profesinę danų kalbą? Taip pat kartais nėra lengva užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitų profesijų atstovais. Na ir apimtis, kada mes dirbame įmonėse, kartais tai yra šiek tiek sudėtinga. Na ir mano paskutinė skaidrė, tiesiog norėjau pasakyti, kaip kai kas iš jūsų sakėte, socializacija yra labai svarbus dalykas, labai svarbu turėti tinklą ir tai mes ir darome savo kalbų mokykloje, tai yra ne vien tik tai profesionalus darbas, svarbu taip pat mėgautis ir linksmintis. Ačiū labai, Mete. Jeigu aš persikraustysiu į Daniją, aš būtinai tau paskambinsiu ir aš norėčiau taip pat dalyvauti tuose penktadieniniuose vakarėliuose. Taigi, Mette, you have to come back. I just had a very small question for you. Could you please give an example of Aš turiu nedidelį klausimą. Gal galite pateikti pavyzdžiui, jeigu jūs mokotės, sakykime, valytojas. Ką konkrečiai jūs mokote, kas yra reikalinga jų profesijoje? Tai yra instrukcijos, tai yra saugumas, techniniai dokumentai.
Jos naudoja gana stiprius chemikalus, jos turi žinoti, kaip naudoti tuos chemikalus, jie turi žinoti valymo metodus, jos susitinka su pacientais ligoninėse ir jos turi žinoti, kaip elgtis tokiu atveju. Taigi, tai yra darbo vietos kultūra. Na, tiesiog visa, kas reikalinga darbe. Dar vieną klausimą turime. Ačiū už jūsų pristatymą. Man tikrai labai patiko, kad savo skaidrėse jūs akcentavote autentiškos medžiagos naudojimą. Aš esu iš NVO Švedijoje ir mes žiniasklaidos turinį darome prieinamą imigrantams. Mes pasitelkėm dirbtinį intelektą ir mes įmame žinių straipsnius ir dirbtinio intelekto pagalba juos išverčiam ir supaprastinam iki besimokančiojo lygio. Aš noriu paklausti apie tai, kaip jūs naudojate technologiją savo mokymo procese. Aš tiesiog praleidau vieną skaidrę, kurioje buvo kaip tik apie tai. Studentai gali surinkti žodyną ir naudoti planšetės tam, kad parengtų savo žodynėlį. Tai yra vienas iš pavyzdžių, bet mes su dirbtiniu intelektu dar nelabai dirbame, dar procese. Tai yra mūsų ateitis. Realistic and authentic situations and so, well, maybe use gamification as well. Taip pat mes pasitelkėme žaidybinės situacijas. Aš tikrai norėčiau išgirsti apie jūsų patirtį su dirbtiniu intelektu. Ačiū labai. Mes galėsime dar atsakyti kitus klausimus po kitos prezentacijos ir perduodu žodį Louis Norstedt, Elvyra, vadovo pavaduotoja ABF Stokholmo. Kuri kalbės apie kalbų mokymą Švedijoje. Mikrofoną reikėtų įjungti. Tai esu Elvyra, kunskapsutveckling, tai yra ABF Stokholmo dalis. Perfect. So Elvyra is part of ABF Stockholm. Taigi ABF Stokholmo dalis, tai yra Elvyra. Mes užsiimam įtrauktimi darbo rinkos srityje. Ir Švedija turi didelę istoriją visokių mokymo asociacijų. Tai Elvyra prieš 100 metų jau įkurta maždaug ir suteikia galimybės mokytis tiems, kurie neturi galimybių normaliai mokytis. Taigi mes norime suteikti galimybės mokytis visiems ir taip pat galimybės mokytis visą gyvenimą suteikti. ABF Stokholme mes darome įvairius dalykus. Tai įvairios iniciatyvos imigrantams. Tai yra kalbų programos, specifinės kalbos mokymas, taip pat įtraukties į darbo rinką iniciatyvos. Kaip ir metė, mes daug darome pagal sektorius kalbų mokymus. Tai iki šiol darėme sveikatos priežiūros, statybos ir sektoriuose, paslaugų pramonėje. Labai artimai dirbame su darbdaviais, įmonėmis, organizacijomis ir
siekiam užtikrinti, kad mūsų kalbų mokymas atitiktų poreikius darbo rinkoje. Ir mes organizacijoms ir darbdaviams suteikiam kalbų mokymus ir taip pat skirtingas kalbų mokymo programas tiems, kurie dar neįsitvirtino darbo rinkoje. Paprastai tos programos finansuojamos iš išorinių fondų, tai gali būti Europos socialinis fondas, apskrities gali būti administracinė valdyba, Stokholme konkrečiai. Ir prieš pereinant prie iliustracijų, kai kuriuo atveju, kur mes dirbome, noriu pasakyti, kad iniciatyvos yra tokios, kad labai svarbu pripažinti, kad imigrantai nėra homogeniška grupė, o sistema jos vertina taip. Taigi, ką gali gauti Švedijoje iš tos gerovės sistemos, tai labai priklauso nuo tavo teisinio statuso. Pavyzdžiui, jeigu esi prieglobsčio prašytojas, tai negali gauti to, ką gauna švedų imigrantai. Tai yra, taigi reikia į tai atsižvelgti, siūlant įvairias kalbų programas imigrantams. Ir kitas dalykas, kad paprastai žmonės galvoja, kad gali prasisukti vieną su anglų kalba Švedijoje, tačiau ne visai teisingai, dirbant su ukrainiečių tikslinė grupė, tai kai kurie jie mokėjo gerai anglų kalbą ir galvojo, kad darbo rinkoje bus gerai, tačiau yra darbų, kur švedų kalba būtina. Dabar viena iš programų, kurią siūlėm pastaraisiais metais, tai yra administracinės valdybos ukrainiečių pabėgėliams, tai yra medicinos kalba, švedų kalba, būtent pabėgėliams. Šita programa buvo skirta asmenims iš Ukrainos pagal laikinos apsaugos programą. Tai buvo siūloma dalyviams, kurie turi jau patirties sveikatos apsaugos sektoriuje iš Ukrainos. Tai buvo slaugytojos, gydytojai, odontologai, vaistininkai, farmacininkai. Jiems buvo užsiėmimai medicininės švedų kalbos ir taip pat buvo praktinis sveikatos priežiūros mokymas. Toks buvo programos turinys, jie susitikinėjo su karjeros patarėjais, konsultantais, taip pat kaip naviguoti Švedijos darbo rinkoje, būtent šiame sektoriuje, ir buvo suteikta galimybė susitikti mokymo konsultantų, kaip gauti formalų švietimą, kad gauti sertifikatus, pavyzdžiui, kaip tapti gydytoju ar slaugytoja Švedijoje. Čia yra nuotraukos iš programos, čia yra mokytojas su visais studentais ir čia yra nuotrauka iš vieno iš užsiėmimų sveikatos srityje. Programa labai džiaugiasi dalyviai, iš tikrųjų daug dalyvių dalyvavo šitame kurse. Dar papildomai prie formalaus ugdymo proceso skirto Švedijos imigrantams ir manė, kad sakė, kad jų švedų kalbos lygis labai pakilo ir kai nuėjo jau į formalią programą, jie užtikrinčiau jautėsi, jie žinojo žodžius, žodinėlį turėjo ir taip pat pasakė, kad buvo geriau pasiruošę dirbti Švedijos sveikatos priežiūros sistemoje po to, kai sudalyvavo šiame projekte. Ir tiesiog, kaip darėte Danijoje, mes taip pat siūlome kalbų mokymo programas įmonėms.
Nes net jeigu jau turi darbą ir pradedi dirbti, galbūt tavo švedų kalba nėra tokia pažengusi, kaip norėtųsi. Ir daug žmonių susiduria su sunkumais, gauti darbą arba išlaikyti jį ir tuo pačiu lankyti švedų kalbos kursus emigrantams. Todėl mes siūlom galimybės įmonėms, kad jos savo darbuotojams suteiktų galimybę mokyti švedų kalbos darbo vietoje. Tada susitinkam su darbuotojais 2 kartus savaitėje ir dėmesys sutelktas į medicininę švedų kalbą. Tai nėra vien tik tai darbuotojams tai naudinga, bet ir darbdaviams, organizacijoms, kadangi tai stiprina ryšį su darbuotojais ir pagerina rūpinimąsi pacientais. Taigi, ir dar reikia paminėti, kad ką mes darome prieglobsčio prašytojams, mes turime 2 kalbų programas pabėgėlių prieglobsčio prašytojams, kadangi jie negali patekti į formalų ugdymą. Taigi tokie prieglobsčio prašytojai gali ateiti pas mus ir dalyvauti pamokose kalbos, bet taip pat yra ir internetiniai kursai, tai labai vertinami, nes visoje Švedijoje galima juos gauti tuos kursus. Turime dar kitokių kalbos programų, ir apie kurias galite pasiskaityti mūsų svetainėje. Jeigu turite klausimų, tai klauskite, aš savo elektroniniu paštu užduokit klausimus ir aš atsakysiu mielai. Manau, kad galim priimti 1 ar 2 klausimus, jeigu kas nors turite. Turiu tik 1 klausimą, kaip ir praeitą kartą. Kaip jūs naudojatės technologijomis savo mokymuose? Tai iš tikrųjų tai vienas iš dalykų, ką bandom daugiau naudoti. Pavyzdžiui, dirbtinį intelektą, kad padėtų mums parengti kurso medžiagą ir taip pat turinį ir tvarkaraščius administravimui bandom naudoti, bet tai visi ABF Stockholm darbuotojai visi jau apmokyti to, kad galėtų daugiau to suteikti ir taip pat perteikti žinias studentams apie dirbtinį intelektą. Dar klausimų? Tai ačiū labai, gal tai ne klausimas, bet tik noriu pasakyti ačiū abiem kalbėtojams, nes tai yra sisteminis požiūris, kada sistema jau veikianti ir būtent taip gali funkcionuoti integracijos politikos, bet sistemos viduje turite labai tikslinį tokį požiūrį, kad ir ugdymo sektoriuje ir tai, kaip mes vakarykščiai diskusijoje kalbėjom, kad norint spręsti tą įgūdžių kėlimo situaciją, tai būtent, ką mes darome, tai daroma pagal sektorius, bet iš tikrųjų sistemingai tai turėtų būti daroma holistiškai žiūrint. Tai ačiū labai apie įžvalgią prezentaciją ir And now we have our 3rd and final speaker, Laura Perevičiūtė, Head of Foreigners Integration Unit, Ministry of Social Security and Labor, Republic of Lithuania. Taigi dabar mes kviečiame Laurą Perevičiūtę, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečių integracijos skyriaus vadovę, ir jos pranešimas sisteminis požiūris į kalbos mokymą. Taigi pradėkime dabar nuo šitos mūsų panelės pavadinimų. Galvokime netradiciškai.
Aš tikrai esu įsimylėjusi Danijos kalbos mokymo sistemą, galbūt dėl to, kad aš ją geriau žinau ir man ją lengviau suprasti. Aš nežinau, kaip tai padaryti pas mus, bet mes tengiamės. Taigi mes turime sąrašą dalykų, kuriuos mes turime padaryti. Mes kalbame apie integracijos sistemas iš šiaurės šalių ir aš primenu savo, kad jų pirmieji įstatymai buvo priimti tada, kada mes atgavome nepriklausomybę. Taigi mes keliaujame tą linkmę. Taigi, ką mes darome? Pirmiausia, psichikos sveikata, padėti žmonėms turėti standartus. Toliau mes turime savivaldybės kompetencijų formavimą, vietos politikos formavimą ir tikslinę pagalbą. Mes teikiame tikslinę pagalbą savivaldybėmis, kad būtų teikiamos viešosios paslaugos gerai. Vieno langelio prieiga prie informacijos, kad galėtume atrasti visą informaciją viename tinklapyje arba gautumėt vieną skambučio metu. Toliau yra socialinė ir kultūrinė įvado programa užsienyje gimusiems gyventojams. Tai yra 40 valandų mokymo ciklas, kuris prasidės kitą savaitę. Ir toliau mes turėsime programos trenerių rengimą, kuris prasidės taip pat 25 metais. Ir kalbos. Kalbos yra klausimas, kuris kiekvieną kartą labai aktualus. Ir man tikrai nėra iki galo aišku, nėra aiškaus vaizdo, ką mes turėtumėm daryti ir kaip turėtumėm koordinuoti, bet mes bandome. Taigi, ką mes pabandėm? Mes pabandėme daryti tai per įdarbinimo tarnybą, užimtumo tarnybą. Mes žinome, kad užimtumo tarnyba Lietuvoje turi įvairius filialus. Tačiau simbiozės tarp nacionalinės ir vietos įdarbinimo politikos ne visada randama. Jie turi duomenų bazę ir prie jos labai lengva prieiti. Jų programos yra labai intensyvios, jos yra tinkamos bedarbiams. Jeigu jūs esate mama su 3 vaikais, jūs negalėsite dalyvauti šiuose mokymuose, nes neįmanoma tam skirti tiek daug laiko. Finansavimas yra ribotas. Tai yra užimtumo tarnyba. Tai reiškia, kad jiems svarbiau yra jūsų profesiniai įgūdžiai negu kalbos įgūdžiai. Ir jeigu tai yra pinigų klausimas, jeigu yra pinigų, jie siūs jūs mokytis profesijos, o ne kalbos. Jų nedomina kalbų mokymo kokybė, nes tai nėra jų funkcija. Taigi yra privalumų, yra trūkumų. Pereiname prie priėmimo ir integracijos agentūros. Tai yra tikslinė pagalba pabėgėliams. Tikslinė grupė yra žmonės, kurie yra tarptautinės apsaugos subjektai. Geras dalykas yra tai, kad kalbų mokymas ten yra viena iš veiklų individualiame integracijos plane, kuris yra sudaromas atsižvelgiant į jūsų pažeidžiamiausias vietas, potencialą, gebėjimus. Ir mes turime motyvacijos sistemą. Tai reiškia, kad kas pusę metų yra įvertinami pasiekimai, motyvacija ir finansinė pagalba priklauso nuo to. Yra maksimumas ir minimumas. Blogai yra tai, kad tai nevyksta visoje šalyje, kad šios paslaugos negali būti pasiūlytos ukrainiečiams, kurie dabar šiuo metu sudaro daugumą pabėgėlių.
Once the war in Ukraine started, we launched Savivaldybės. pilot money for Kai prasidėjo karas Ukrainoje, buvo skirta lėšų savivaldybėms kalbų mokymui, kad jie galėtų užtikrinti integracijos procesus. Gerai yra tai, kad finansavimą gali gauti ir nutolusios savivaldybės. Bet yra paslaugų teikėjų labai daug ir mums yra sudėtinga stebėti kokybę paslaugų. Mes neturime stebėsenos sistemos, mes neturime duomenų, mes negalime pasižiūrėti, kas veikia, kas ne. Bet tai yra dalykas, kurį mes dar galėtumėm panalizuoti. Ir galiausiai pilotinis projektas, kurį mes turėjom, buvo finansuojamas iš šiaurės lėšų. Ir tada mes atsigrėžėme į universitetus ir aukštojo mokslo institucijas. Ir kolegės, ir mokyklos švietimo organizacijos turėjo mobilias komandas, jie galėjo pasiekti labiau nutolusias savivaldybės. Paslaugų kokybė buvo gera, nes tai yra formalaus švietimo institucijos, reiškia, jie turi savo reikalavimus. Paslaugų teikėjų skaičius buvo ne per daug didelis, reiškia, mums buvo nesudėtinga juos pasiekti ir labai aiškiai išsakyti, ko mes iš jų tikimės. Taigi mes prašėme, kad besimokančių grupės būtų mažesnės, kad programos būtų labiau individualiai pritaikytos, kad mokymai būtų vykdomi darbo vietose, kad būtų kalba mokoma, kad šeimos būtų mokomos kalbos, kad kalbos kursai būtų organizuojami savaitgaliais, jos organizuotų kalbų mobilios komandos, kad būtų organizuojami žaidimai lietuvių kalba. Taigi mes turėsime baigiamąją konferenciją šio projekto rytoj ir vienintelis dalykas, kurio mums vis dar trūksta, tai yra stebėsenos sistema, kaip įvertinti, ar tai veikia ir ko mums trūksta. Stebėsena, motyvacijos sistema. Ir tvarumas. Šis klausimas taip pat kelia abejonių. Taigi, kur mes einame? Aš nežinau. Bet mes turime, bent jau dabar, vyriausybės įsipareigojimą, kurio mes neturėjome anksčiau. Ir tai yra įtraukta į vyriausybės veiksmų planą, sukurti ir įgyvendinti užsieniečių, grįžtančių lietuvių, tautinių mažumų, įskaitant naujai besikūrenčias bendruomenės kalbinės ir sociokultūrinės integracijos sistemą. Mes turim koordinuojančią ministeriją. Tikrai prireikia laiko, kad mes galėtumėm nuspręsti, kuri ministerija turėtų koordinuoti kalbos politiką. Ir tai yra kultūros ministerija. Yra kuriama darbo grupė šiuo metu, mes renkame įvairius veikėjus ir ji pradės dirbti kitą mėnesį. Mes analizuojame visus pilotinius projektus, iniciatyvas, analizuojame visus už ir prieš ir rengiame darbų sąrašą, kuriame mes identifikuojame, kur link mes turime eiti. Mano manymu, trūksta vieno svarbaus faktoriaus, tai yra koordinuojančios institucijos, nes šiuo metu aš nežinau, kas yra atsakingas už kalbų mokymo kokybę.
how the foreign o youth už stebėseną, kaip I sekasi put my užsieniečiams. hopes to the Ministry of Culture that they will think of something. Aš tikiuosi, kad kultūros ministerija kažką sugalvos. Be abejo, galbūt ne pats geriausias sprendimas kurti naujas institucijas, geriau būtų surasti kažką pačioje sistemoje. Taigi mes esame pradinėme taške ir aš tikiuosi, kad kai mes turėsime projektą Foreign 3, mes jau turėsime ką papasakoti apie kalbų mokymą Lietuvoje. Ačiū. Stay. Maybe you will get questions. Pasilikit, Laura, gal jie turi klausimų. Aš turiu daugiau klausimų negu atsakymų, taigi aš galiu užduoti klausimus. Bet aš turėjau galimybę 4 metus dirbti Lietuvoje ir aš stebėjau, ką jūs darėte ministerijoje. Aš tikrai žaviuosi, aš manau, kad jūs turite viziją. Galbūt mes ir turėsim Foreign 3, bet tai nėra tas klausimas. Ar turime klausimų, Laurai? Taip, yra klausimas ten. Vakar aš kalbėjau ir dabar aš suprantu jūsų klausimus, nes aš nežinau visų sistemų, kaip jos veikia įvairiuose šalyse. Mano klausimas, ar jūs turite švietimo sistemą ir kas yra atsakingas už švietimo sistemą Lietuvoje? Mes turime švietimo ministeriją, kuri yra atsakinga už švietimo sistemą. Jų požiūriu, jie yra atsakingi už kalbos mokymus vaikams, moksleiviams, o suaugusiųjų mokymasis nėra visai jų atsakomybės rytis. Aš nesu politikė, bet galbūt visai nebloga idėja surasti kažką švietimo sistemoje, kadangi jie turi žinių apie programas, apie bendrai Europos kalbų sistemą. Nes, sakykime, Norvegijoje mes irgi vadovaujamės bendrąją Europos kalbų orientacinę sistemą ir vadovaujantis ją nustatome kalbos lygį ir tai yra būdas nustatyti, ar mokymas yra sėkmingas. Aš manau, kad diskusija Lietuvoje dar tebe vyksta, nes mes vis dar ne visai išsiaiškinom, kas yra kalbų mokymas. Pradžioje mes sakėme, kad tai yra integracijos procesų dalis. Reiškia, tai reikštų, kad mes turėtumėm būti atsakingi socialinė ir darbo ministerija. Tada kitas matymas yra, kad tai yra švietimo dalis ir tada galbūt švietimo ministerija turėtų būti tas vėliavnešys. O tada kultūros ministerija, kuri yra atsakinga už kalbos politikos kūrimą, už kultūros politikos kūrimą, galbūt jie yra atsakingi ir todėl mes gana ilgą laiką negalėjom nuspręsti, kaip mes suprantam, kas yra kalba ir kuri ministerija turėtų būti už tai atsakinga. Taigi mes tarsi naudojam infrastruktūrą ir švietimo sistemos institucijas. Mes naudojame tų švietimo institucijų infrastruktūrą ir reikalavimus, kurie yra keliami mokytojams. Bet kas turėtų nuspręsti, ko mes tikimės iš užsieniečio ko mes galim tikėtis iš užsieniečio atvykstančio į Lietuvą? Ką, kaip šalis mes galime pasiūlyti? Gal nemokamus mokymus kažkurį laiką, galbūt A1, A2 lygiui, galbūt B1, B2 jau turi mokėti pats, kaip mes parenkame programas ir kaip užtikriname, kad programa būtų kokybiška.
ar mes numatome procentą žmonių, kurie turėtų laikyti testą, išlaikyti testą. Taigi iš tos klausimus galėtų atsakyti švietimo ministerija, bet tai yra vyriausybinis sprendimas. Tiesiog mes vėl grįžtame prie to, ko mes tikimės iš žmogaus atvykstančio į šalį ir ką mes jam galime pasiūlyti. Aš manau, kad jūs tikrai galite gauti daug pagalbos iš šalių atstovų ir jūs jau pradėjote šitą procesą, bet jis yra labai ilgas. Mes turime dar du klausimus, vienas šalia kito. Ne, jau rodo, kad yra laikas. Aš esu vietinė, aš esu Rūta, aš esu ne švietimo ministerijos fanė. Mano klausimas yra apie darbo grupę, nes šis procesas dar tik prasidėjo. Ką jūs ketinate įtraukti į sistemos kūrimo procesą? Jūs tikriausiai turite viziją, bet dažnai ministerijos nenori dirbti kartu ir čia tikriausiai ne vien tik ministerijos, tai yra daug daugiau. Taigi tai yra klausimas. Yeah, we can take 2 questions in one go. Išklausykime antrą klausimą. Jūs sakėte, kad jūs turite daugiau klausimų negu atsakymų. Aš norėčiau patarimą jums duoti, kada jūs kuriate savo sistemą formalaus švietimo. Ir kada kalbate apie neformalų kalbų mokymą, yra svarbu suprasti, kiek formalus mokymas gali padėti neformaliam mokymui toje sistemoje. Taigi mano patarimas toks buvo. Taigi apie darbo grupę, kultūros ministerija turėtų kurti šią grupę. Mes kartą bandėme sukurti tokią grupę, bet paskui kilo diskusija, kuri ministerija yra atsakinga, galbūt ne mūsų, todėl mes ir nustojom. Bet mes bandėme įtraukti kitas ministerijas, akademinio pasaulio žmonės ir taip pat partnerius dirbančius su pabėgėliais, su jautresnėm grupėm. Taip pat mes bandėme įtraukti Raudonąjį kryžių, nevyriausybinės organizacijas, kad mes nepamirštume nei vieno aspekto. Ir taip, mes, kalbant apie sistemos kūrimą, mes taip pat žiūrime į pilietinę visuomenę, savivaldybės, jų kompetencijas ir finansavimą kompetencijų kūrimui. Mes turime finansus, kurie yra skirti tiksliniai pagalbai ir ankstyvai bei ilgalaikiai integracijai. Taigi mes galvojom, kad jeigu mes pasieksime tam tikrą lygį, kur mes turėsime kažkokią formalią sistemą, tada savivaldybės pinigai turėtų būti skiriami kalbų mokymui, kurie yra labiau neformalūs, įvairūs socialiniai, kultūriniai dalykai. Bet apie dirbtinį intelektą mes dar negalvojome. Ačiū labai, Laura. Sėkmės tolimesniam darbe.